Sveiki, esu Aivaras Norbutas, prekinio ženklo Kelmas savininkas bei grupės Kūrėjai meistrai įkūrėjas. Šiandien sekmadienis, turiu laisvo laiko, tad jeigu tik tais norite, galime kartu apžiūrėti mūsų dirbtuvę, pažiūrėti kokiais įrengimais dirbame, ką dirbame. Taigi, kviečiu į virtualią ekskursiją po mūsų gamybinės patalpas. Kadangi į darbą man eiti labai netoli, tik tais pradarai duris ir tu jau darbe, tad einam pirmin. Kai už lango sninga, namuose šilta, jauku, šuneliai šildosi prie krosnelės, kas žaidžia, o mes eisim į gamybinės patalpas. Šį pastatą įsigijau 2003 metais, tai buvęs vaikų darželis, aišku, nepritaikytas gamybai, bet pasirinkimo nebuvo. Kadangi jisai buvo labai nebrangus, bet kas galėjo įpirkti, 23 000 litų su atidėjimu, tai tikrai skaitau, kad man tas pastatas tinka ir gamybai, ir gyvenimui. Čia va, kur dabar vaikštom, dar pavasarį bus 236 kvadratinių metrų priestatas, nes neįsitenkam su staklėm. Yra alaus kelias, aš jūs galėsiu pravesti medžio keliu. Nuo ko viskas prasideda? Viskas prasideda nuo rąstų. Štai jūs matote krūvą liepos rąstų, kuriuos, kaip pavasarį atšils, pjausime mes juos su juostiniu gateriu, kuris yra čia nais. Kol nedirba, jis apverstas įvairiais rakandais, tai natūralu. Paskui mes sutvarkysim. Supjautos lentos dedamos į rietuves ir uždengiamos, kad jos galėtų džiūti. Čia yra šermukšnio mediena. Deja, neprieinu aš iš jų šaukštų padaryti. Jau guli 3 metai. Klevo mediena. Iš mūsų gaterinės, kuri galbūt nėra tokia tvarkinga, kaip norėtųsi, einam į ten, kur nešame lentas džiovinimui. Čia mūsų šuniukai, kai kurie leidžia naktį. Tai va, pro šitas patalpas einame į džiovyklą. Šita va sumontuota dėžė būtent yra konvekcinė džiovykla su drėgmės surinkėju. Konstrukcija labai paprasta. Šitą sieną atsuki, patrauki į šoną ir iškrauni, sukrauni džiovyklą. Štai galit pažiūrėti, kaip atrodo iš vidaus. Šiuo metu aš ją išjungiau, kad jinai nebirbtų ir netrukdytų sukrautos lentos ir blankės, pastatytas drėgmės surinkėjas, apačioje yra ventiliatorius, kuris cirkuliuoja orą aplinkui, o drėgmės surinkėjas surenka. Rodoma patalpos drėgmės temperatūra ir kai būna 30%, medis būna išdžiūvęs. Trunka džiovinimas priklauso nuo storio. Jeigu tai yra colinės lentos, džiūna apie 3 savaitės, jeigu tai yra blankės, džiūna apie 3 mėnesius. Iš džiovyklos medis patenka į medienos sandėlį. Kažkada, kai darėm laiptus, čia buvo lakavimo cechas, užtat toks piešinys yra ant durų, nes čia būdavo dirbama tik tai su kaukė ir respiratorium. Medienos sandėlys yra visokios medienos, guobos, klevo, ąžuolų, uosių. Štai liepos atraizų kokia krūva, kurios nelabai kur panaudojam, nes turim užsakymus tokiom lentelėm, o čia yra atliekos. Taip pat mes daug naudojam parketo broko atliekų. Kur yra parketo brokas, mes dar puikiausiai išpjaustom, jeigu tenais koks nors įskilimas arba nuskilimas lentelės, mums tai nupjaunam jį ir puikiai naudojam sausą medieną savo gaminiams. Taip pat mes iš kitų kolegų, kurie gamina duris, perkam blankių galus, kurie puikiai sausa mediena, perkam už mažesnę kainą negu kad sveikos lentos ir iš jų gaminame savo
gaminius. Pjūklas suskersuoti lentoms. Čia darome įvairius tokius ir sendintus elementus, tai toks aparatas. O daugiau tai mediena ir tiek. Mums tai yra mediena ir tiek. Ateina žmonės į cechą ir sako, oi, kaip čia kvepia medžiu. Nu, ką reiškia kvepia medžiu? Dulkėm ir tiek. Čia yra liepos plonos lentos, liepos blankės. Čia yra termomediena. Termomediena tai yra tokia, kuri nesilanksto, negeria drėgmės, vandens. Jinai termiškai apdorota. Vienintelis, ko neparodysiu, tai būtent savo termokameros. Termomedienos atsargos. Turbūt jau ne vienas esate girdėję, kas yra termomediena. Termomediena tai yra terminis medžio apdorojimas, tai yra toks procesas, kai medis kameroje garų terpėje kaitinamas, labai iš lėto keliant temperatūrą iki 220 laipsnių, dar lėčiau taušinant. Ir to proceso metu medis pakeičia savybės. Tai yra, pakeičia spalvą vienodai per visą gylį. Viduje nėra baltos spalvos. Užsidaro medžio poros, medis visiškai nesugeria vandens, nebrinksta, nesilanksto, nesideformuoja dėl drėgmės. Išdega cukraus dariniai esantys medį. Medis visiškai nepūna, jų nepuola nei pelėsis, nei grybelis. Ir vat iš šitų lentų būtent mes darome savo lenteles. Matot, jos nei obliotos, nei šlifuotos. Ir būtent paskui mes pjaustom, grežiam ir tai geriausias įrodymas, kad medžio spalva vienoda per visą gylį. Pati pirmoji dirbtuvė yra vat šita patalpa. Nusipirkęs vaikų darželį, čia išgrioviau 9 patalpas ir padariau vieną salę. Ir pirmosios staklės atsistojo būtent čia. Pirmosios staklės 2003 metais. Nusipirkau va šitas formatinės Rojek stakles, formatinio pjovimo, su priešpikliu, kurio beveik nenaudojam, su frezavimo priedu, kuris iškyla čia iš šito ir galima frezuoti. Ir šlifavimo kalibravimo stakles. Taip pat Rojek firmos, jos dirba jau 16 metų. Vieną kartą pakeitėm guolius, vieną kartą buvo sugedusi pneumatika, šią savaitę buvo sugedęs stalo kilnojimas. Kas nežino, kas tai per daiktas, va galiu parodyti iš vidaus. Yra švitrinė juosta, abrazyvinė, čia dedamas ruošinys, staklės įjungiamos, kitam gale jos išlenda arba nukalibruotos 40 numerio popierium, arba jau nušlifuotos ir glotnios. Bet šlifavimo kalibravimo staklės nepadarys taip lygiai ir gražiai, kaip juostinės šlifavimo staklės. Juostinės šlifavimo staklės, va šitos, dabar juosta tiesa nuimta, jas mes naudojam ir šlifavimui, ir poliravimui. Poliravimui naudojam veltinio juostą, tai jį galima nupoliruoti labai lygiai gražiai. Čia va tų staklių juostos sukabintos, kadangi mes dirbam keturiese, 4 meistrai, visi dirbantys su verslo liudijimais, bet būna, kad nesusitariam, tai kiekvienas meistras turi savo juostas ir savo juostas naudoja. Ir netgi vat užrašyta, kad neliesti kito meistro juostų. Šito šlifavimo, ilgai šlifavimo staklės su vaikščiojančiu stalu aukštyn žemyn, tai irgi gerokai palengvina darbą. Taipogi Šepach firmos, jos gamintos be abejo Kinijoje, čia yra pasakos, kad gaminta Vokietijoje, bet už tą kainą jos jau seniai save atpirko. Jos labai tinkamos kruopštiems darbams, jeigu reikia su smulkia freza apibėgti kraštelius, galima figūrinę, galima statmeną. Tikrai labai neblogas daiktas už prieinamą kainą. Gręžimo staklės, kurias naudojam ir kaip, jeigu reikia iššlifuoti šaukštus, įvairių ruošinukų, bulvyčių, kriaušyčių, guma apklijuota švitriniu popierium. Šitie priedai savo pačių pasidaryti leidžia puikiai išveisti šaukštų įdubimą. Paprastos gręžimo staklės, senasis Žalgiris, sovietinis,
bet puikiausiai dirbantis iki šiol, karts nuo karto, jeigu reikia pakeičiam guolius, mes su šitom staklėm viską, ką reikia, gręžiam, šlifuojam, nešlifuojam, frezuojam, nes čia yra, pavyzdžiui, šitas daiktas vadinasi ne grąžtas, bet medžio freza. Labai reikalingas daiktas briaunų šlifavimo staklės. Parsivežiau prieš 2 metus iš Lenkijos pietų, pneumointempėjas, osciliacija. Štai galit pasižiūrėti, osciliuojasi, įsijungia, juosta su pneumatiniu oro pagalba įsitempia. Be abejo, visos staklės yra prijungtos prie nusirbimo sistemos. Mes dulkių neryjam, nevalgom. Aišku, dulkėtumas neišvengiamai truputį padidėjęs, bet tikrai ne tiek, kiek būtų, jeigu nebūtų šitos sistemos. Kadangi pereitą savaitę buvo šlifavimo kalibravimo staklės sugedusios, va šią praėjusią savaitę, tai yra prisikaupę ruošinių krūvos ir pirmadienį jos dirbs nesustodamos. Ir čia tik tais labai nedidelė tų ruošinių dalis. Galit pasižiūrėti, kaip atrodo skydas suklijuotas iš parketo broko. Lentelės neužbaigtos, čia dar trūksta visus kraštus apeitis ant ilgajuosių šlifavimo staklių šlifuoti, visus pasišiaušimus nuimti. Visą tą darom laikydami ruošinį rankose. Vienas iš reikalingiausių įrengimų, be kurių neapseitumėm, suspaudimo presas, klijuoti skydams. Prieš tai buvo kitokia konstrukcija. Vietoj šitų varžtų buvo hidrauliniai domkratai. Ta galit pasižiūrėti, jeigu susirastumėt YouTube seną įrašą, seną virtualią ekskursiją po mūsų dirbtuvę. Bet bėgant laikui mes atsisakėm hidraulinių spaustuvų, nes jie pradeda atsileidinėti, išdyla. O šita konstrukcija labai patikima, gera. Jeigu užveržiai su pneumatiniu veržliarakčiu, tikrai nereikia sukti su rankiniu raktu. Viskas, nei jisai atsileis, nei jisai kur dings. Ir galima dirbti iš abiejų pusių. Tai yra susiklijuoti daug skydų, daug rožinių, nes užtrunka be abejo, kol išdžiūna. Čia tarp skydų yra kaloriferis, kai užkuriam pečių, čianais jisai pučia šiltą orą. Ir dirbtuvėje būna šilta, galima dirbti su trumpom rankovėm. Nepamainomas įrengimas visiems rekomenduoju įsigyti. Tai yra pneumatinė šlifavimo pagalvėlė. Priputi pagal norimą kietumą ir jeigu reikia užapvalinti briaunas, kai jisai sukasi, labai puikiai užsiapvalina, paskui labai nedaug tai reikia pridėti rankinio šveitimo. Aišku, kaip ir prie visų staklių nusirbimas, kad negaudyti ir neryt dulkių. Čia suspausti dangteliai restorano Peppergrey pinigų dėžutėms. Užsakymą darom. Prisigalvojam visokių įrengimų, presų suspaudimų. Be šito labai sunku būtų kažką tai padaryti. Įvairius spaustuvai, pjūklai, išilginio pjovimo, skersinio pjovimo. Be abejo, jie karts nuo karto ir sudyla, nesudyla, o čimpa klijuojama dėžutė. Ir tada mes juos vežam galąsti, arba patys galandam turim įrenginį. Pripučiamų pagalvėlių yra 3 dydžiai. Čia yra 60 mm diametro. Šita yra 110 ir dar turim 30 mm diametrą. Kaltavimo staklės. Nuostabus dalykas. Sunku būtų įsivaizduoti irgi be jų. Mes prigalvojam jums funkcijų ne tik tais kaltavimo, bet ir papildomų ir šveitimų. Ir visokių kitokių. Čia smulkių darbų atlikimo kambarėlis. Tai yra visų druskinių, dėžučių, sviestinių ir kitų dalykų klijavimas. Tam yra šablonai. Tiek sviestiniam, tiek druskiniam tų šablonų reikia prisidaryti tam, kad palengvinti savo darbą, kad įdėjai į šabloną, klijais patepęs,
kaišteliais užkiši, įverži ir viskas ir ruošinys džiūna. Be abejo šitą darėmės visokias dėžutės, kad ir širdelės formos. Mes sugrįšim prie to darbo, bet būna taip, kad užsimeta projektas, paskui stovi metus, dviejus, griebė, pridarai daug dėžučių ir vėl ilgą laiką neprieini prie to dalyko. Šiuo metu tokių dėžučių dėja neturim, nespėjom prisigaminti. Siaurapjūklis, jeigu reikia kažką tai įpjauti. Šiuo metu aišku nutrūkęs, bet pjūklelių turime, pasikeitimas ilgai netrunka. Gira, jeigu reikia kažką tai klijuojant suspausti. Dar vienas siaurapjūklis, naujas, nenaudotas. Šiuo metu nebedaromės, anksčiau darydavom dėlionės, kadangi jos nėra labai paklausios, tad kol kas šitie įrengimai stovi be darbo. Kirijas šlifavimo įrenginys, tokias smulkmenas daromės patys, kadangi jų nenusipirksi. Foredom graviravimo įrenginys smulkiems darbams, puikus dalykas kampinis šlifuoklis, o toks nedidelis, jeigu kažkur tai reikia išveisti. Daug įrengimų yra, ne taip daug, 3 įrengimai Šepach firmos, atseit vokiečių firmos, bet jos aišku gamintas Kinijoje. Visiems rekomenduoju, kas dirbat su medžiu ir va šitokį daiktą. Patys įsivaizduojate, jeigu reikia kažkur tai spindulį išveisti, tai yra puikus įrenginys su įvairaus diametro voleliais. Pats ploniausias yra 12,7 mm. Džiaugiuosi nusipirkęs kažkada va šitą įrenginį. Kai suges irgi aš pirksiu tokį pat. Kuo jisai ypatingas? Jisai turi juostą ir turi diską iš galo. Ir jeigu reikia išveisti, pavyzdžiui, va tokį va daiktą, puikiausiai įlendi į visus smulkiausius kraštelius. Aišku, aš dabar vieną ranką laikydamas telefoną, kitą ruošinį tikrai nebandysiu šlifuoti. Vežimo staklytės smulkiam darbam, smulkiam krašteliam arba kažką tai va smulkiam išveisti. Kaip ir visus kinietiškos, bet jos puikiausiai dirba, mes patenkinti. Tiesa, tam, kad nekvėpuoti dulkėm ir čia, yra va dulkių siurblys. Jisai jungiasi prie to įrenginio, prie kurio dirbam. Arba jeigu dirbame rankom, jungiam apačioje va čia tą siurblį ir jisai susiurbia visas dulkės. Saugom ir savo sveikatą, kad nereikėtų, kad turėtumėm kuo mažiau kvėpuoti dulkėm. Be abejo visur ruošinių, kai kas jau ir netinkamas. Čia kažkada aš pats padariau klaidą ir išfrezavau su kompiuteriniam staklėm, netokią programą padariau, neturėjau kiaurai išfrezuoti, bet išfrezavau kiaurai. Tai va dabar šitie ruošiniai 2 metus guli. Pagulės dar porą metų ir nuvažiuosi pečių, ką padarysi. Ir įvairių ruošinukų, visokių dėžučių, kotinių frezų ir medžio frezų, įvairiausių, kokių tik tais reikia. Didžiausia yra va tokia, 80 cm diametro. Aišku, čia dar ruošinių iš tų laikų, kai darėm kažką tai kitą, galbūt kažkada sugrįšim. Geriausias užrašų knygutės ant sienos. Ačiū Dievui, raudono gaidžio neturėjom, bet dėl visako gesintuvai yra paruošti. Mano kaip ir pasididžiavimas į rankinę. Čia mes darom remonto darbus, jeigu kažką tai reikia suremontuoti, susivirinti, sukonstruoti. Čia yra visi rankiniai įrankiai, plaktukai, raktai. Deja, kartais raktai turi tokią savybę išsivaikščioti. Kartais mes per mėnesį, per 2 vieną kartą juos bandom suvaryti atgal į krūvą, bet paskui jie vėl išsivaikšto, nieko nepadarysi, kažkaip tai turi savas kojas ir va, matot, kur tuščia vieta, ten
ten įrankis yra išėjęs savais keliais, jam tik tai žinomais. Krūva rankinių įrankių, rankinis frezeris, gręžtuvai, perforatoriai, kampiniai šlifuokliai, juostiniai šlifuokliai, vibraciniai šlifuokliai, grandininiai pjūklai, Jonsered pjūklas su 76 cm ilgio juosta, kompresoriai, Festool įrankiai, suktuvas, gręžtuvas, kampinis šlifuoklis, pjovimo pjūklas su liniuote, tikslus prailginimo laidai, kompresorius didesnis, priekalas, spaustuvai. Vienu žodžiu, viskas, ko reikia darbui iš įrankių. Siaurapjūklis, perforatorius, multimasteriai 2, drėgmės matoklis vokiškas, varžtai, lakai, grafitinės juostos, pneumo dalis, skercavimo staklytės, varžtai, benzinai, nes yra ir traktoriukai asmeninio naudojimo, vėjai pjauti, šlifavimo juostos, taip pat laikomas naujos sandėlį, jeigu reikia klijų. Atskirai galėčiau pakalbėti apie šitas staklytės, meistras. Jas pirkau. Tai buvo pačios pirmosios mano staklytės. Nuo to ir pradėjau dirbti. Čia buvo daug įvairių priedų, ir tekinimo, ir siaurapjūklis, ir frezavimo, obliavimo. Šiuo metu naudojamas tik tais kaip galastuvas. Kiek šitos dedam, jeigu kažką tai reikia su švitriniu su šito vėliniu šepečiu pašveisti. Tvarka tvarkos ypatingos nėra kaip bažnyčiai, tai yra darbinė betvarkė, bet viskas reikalinga, viskas turi savo vietą, jeigu pasimeta, mes puikiai surandam. Kaip ir juostiniai pjūklai. Viskas čia yra reikalinga. Iš mūsų pirmųjų patalpų eisim į rūsį. Tenais gyvena 2 kinės ir 1 lietuvaitė, Džinglin ir Birutė. Užsidegsim šviesybės ir parodysiu viską iš eilės. Čionais šlifavimo staklytės, irgi senos kaip gyvenimas, 2003 metais pirktos, bet puikiausiai pakeitus guolius, puikiausiai jos veikia. Daugiausiai naudojam mentelių ir šaukštų darimui, yra nusiurbimas, juostinis pjūklas, jeigu kas dar nežinot, kokiu principu veikia, yra juosta, jinai supasi aplinkui ir pjauna medį, kokį nori radijus. Šiuo metu, kadangi neprieinu prie šaukštų gamybos, čia yra iš 2 staklių padarytos mano sukonstruotos šaukštų gamybos staklės, tai yra įsiverži ruošinį šaukštą į spaustuvus ir judindamas rankeną aukštyn žemyn su įstatyta freza, o šitą reikiamą amplitudę išfrezuoja šaukšto vidų. Be abejo, anksčiau tokių dalykų nebūdavo ir visą tą darydavo kalteliu, bet tik tais dėl to, kad nebūdavo to. Jeigu senesnieji meistrai, paimkim prieš 100 metų ar prieš 200 metų būtų turėję tokį įrenginį, patikėkit manim, jie tikrai nebūtų kalteliu drožę šaukšto vidaus. Kam drožti kalteliu, jeigu tu lygiai tą patį rezultatą gauni žymiai greičiau. Mūsų senoji džin šiuo metu serga, tai yra sugedusi. Gedimas toks, kad išsidėvėjo linijiniai guoliai, bet jau keli mėnesiai aš nesugebu užsakyti, parsisiųsti naujų, kad ją sutvarkyti, surinkti. Dar vienos staklytės pneum pagalvėlėm, jas neužilgo mes nešimės į viršų, nes kartais prireikia geriau, kai kartu yra ir stambesnė, ir smulkesnė pagalvėlė. Čia yra Lin jaunesnė kinė. Būtent tas lenteles, padėkliukus mes išfrezuojam su šitom staklėm. Viskas užprogramuojama yra kompiuterį, įdedi ruošinius šianais ir paleidus stakles, jos pačios frezuoja.
Aišku, kartais nepataikai pasirinkti programą, būna, kad nulaužia frezą, būna, kad prispaudimo liniuotę sugadina, bet čia žioplų klaidų visiems pasitaiko. Čia yra lietuviška birutė. Auksarankio iš Šiaulių darbas. Daugumoje kai kas yra padaryta pagal mano užsakymą, o pagal mano užsakymą yra padaryta tai, kad šita dalis sulik čianais nusijima ir tada galima statyti statmenai ruošinius su šitais varžtais prispausti ir frezuoti, kad ir tokius sujungimus. Galima kregždės uodegą, bet naudojam pakankamai retai, naudojam. Darbinis stalas kaip ir kiniečių 1,20 m ant 1,20 m. Dar yra galimybė tekinti apvalius gaminius priedas, bet kaip 2011 metais nusipirkau šitą, taip niekaip ir neprisiruošiu vėl pradėti daryti srieginių žvakidžių, kur kažkada dariau su žymiai primityvesnėm staklėm. Kaip ir viskas, visur yra nusiurbimai, kad dulkių nereikia ir su šluotele, su dulkių siurbliu dažnai nevaikščioti. Žadėjau parodyti didelį kompresorių. Tai šitoj patalpoj, buvusiam kažkokiam tualete, gyvena kompresorius, kuris aprūpina oru visą dirbtuvę. Į visus kraštus eina oras iš šianais. Tų staklių, tiems staklėms priklauso kompiuteris, tai truputį kitokiu principu dirba negu kiniškas variantas, negu LIN. Čia visi valdikliai, procesorius ir kiti dalykai. Būna nepasiteisinusių projektų. Šitą būgnus sukonstravau, sumokėjau pinigus už metalo darbus ir praktiškai aš jų nenaudoju. Tai turėtų būti būgnai smulkioms detalėms šlifuoti, poliruoti. Dirbant pasitaiko iš broko. Šitą suklijuoji skydą, blogai pasirinki frezos aukštį su staklėm ir tiek staklių darbas, tiek skydo klijavimo vargas, tiek mediena eina šuniui ant uodegos. Arba kaip čianais. Turėjo būti katės, bet paleista kita pjaustimo programa ir nupjaustytos kačių galvytės. Be abejo, šitie skydai laukia savo eilės į pečių. Galybė visokių atraižų, atliekų, termomedžio. Termomedžio kaip ir būtų gaila mesti į pečių, bet kai jų prisikaupia daug, mes nieko kito nelieka, kaip įmesti į pečių. Senas užsilikęs, užsibuvęs projektas iš šito kelmo turėjo būti lentynėlė su apšvietimu. Pusė darbo padaryta, bet būna taip, kad užsimeta ir nieko čia nepadarysi. Kompiuterinių staklių naudotos atidirbusios ir naujos frezos. Atliekos, čia irgi yra atlieka, jau išpjauta. Tai, kas reikėjo išpjauta, bet ranka nekyla išmesti tokio gero medžio, nors tu ką. Labai didelis nepatogumas, kad per visas patalpas reikia lakstyti pirmin atgal. Medžio sandėlys vienur, vienos staklės kitur, dar kitos staklės dar kitur. Ir mes marširuojam šitaip. Šitą patalpą apstačiau staklėmis labai nenoriai, kadangi viršui gyvenam patys ir galvojom, kad bus labai didelis triukšmas, bet dėja bijojom be reikalo, nėra to didelio triukšmo, kai dirbama, o šitą patalpą labai puikiai išnaudojam. Nuo ko aš pradėsiu? Pradėsiu nuo obliavimo reismusavimo staklių Hammer. Superinis dalykas. Visiems rekomenduoju, jeigu pirksit staklės, pirkit su tokiu velinu. Išbandysit, tikrai nenorėsit kitokių. Aišku, visur yra ruošiniai. Dabar nes neseniai parsivežėme tą brokuotą parketą. Kartą ten į 2-3 mėnesius mes jau gaunam. Šitas sutvėrimas yra daugiapjūklės staklės. Mes turim užsakovą, kuris karts nuo karto užsako po kilometrą, pavyzdžiui, kilometrą ar pusę kilometro tokių lentelę. Tai jeigu tai reikėtų pjauti diskinių pjūklų
kad ir su formatiniam staklėm, tai ir pjaudavom, bet tai būdavo tragedija. Dabar šičia vienu įėjimu šitas mazgas padedi ruošinį ant stalo, šitas mazgas su pjūklais eina per ruošinį ir iš karto gauni 8 ar 9 lenteles. Labai greitai, puikiai valdosi, greičiai valdosi čionais. Šitas kūrinys, taipogi mano suprojektuotas, idėja, aišku, nenauja. Čia yra frezavimo kopijavimo staklės. Šiuo atveju yra paruoštos daryti šaukšteliams, šaukštelių išfrezavimui. Yra ribotuvas ir viskas atreguliuota, kartu vaikšto ir taip, ir šitaip. Ir įdėjus į šitos spaustuvus 2 ruošinius, iš karto išfrezuoji 2 šaukštelius. Paskui apsibrėži liniją su pieštuku, atpjauni su juostinius pjūklų, suformuoji su stambiu švitriniu popierium visą šaukštą, tada keiti švitrinį popierių ir taip pakankamai po ilgo žaidimo gimsta šaukštelis. Tekinimo staklės. Tekinimo staklės, kaip sakiau, visur pas mus stengiamės, kad būtų dulkių nusirbimas, kad nesimaudyti dulkėse nuo kiekvienų staklių. Kas yra šituose staklėse gerai, tai yra 4 kumštelių griebtuvai. Tekinant ketvirtainiškus gaminius, tai yra nepamainomas dalykas. Visiems rekomenduoju užsidėti tokius, o ne 3 kumštelių griebtuvus. Ir be abejo, pradėtų neužbaigtų darbų. Dar vienas geras daiktas, ką dažnai naudojame, tai yra inverterinis dažnių keitiklis. Nebereikia jokių pavarų, yra variklis ir čianai su šituo daiktu gali, reguliuodamas šitą rankinėlę, gali apsukas reguliuoti nuo, sakykime, 150 apsukų per minutę iki 3 ar 4 tūkstančių apsukų per minutę, priklausomai nuo nustatymų. Su vienom staklėm pasidaręs, kad ir 6 tūkstančius apsukų per minutę suktųsi, ten, kur reikia greičio. Termomedienos ruošiniai mūsų padėklams. Čia yra iš termiškai apdorotų klevo, plonų lentelių galybė. Dar šitas kampelis yra skirtas tekinimui. Mažytės frezavimo staklytės, su jom galima daryti mažius apvalius rutuliukus. Šiaip tai dažniausiai kol kas naudoja tik tais dukra juvelyrė, kurie gaminasi medinius rutuliukus savo darbams. Čianais tekinasi. Paprastos tekinimo staklės, kurias galima panaudoti ir tokiu būdu, jeigu kažką tai reikia su poliviniliniu šepečiu. Čia yra polivinilinis šepetys su metalo dulkėm. Jeigu kažką reikia nupoliruoti, ne visai baigtas projektas, staklės yra veikiančios, bet čia reikia pastatyti, šitoje vietoje reikia pastatyti tokį pat variklį kaip čianais ir dėti didesnę frezą, kad galima būtų tekinti didesnius apvalius rutuliukus. Kažkada tai bus. O šiaip čia esu prisigaminęs Enermegui Alytui visokių frezų. Bus apvalių, be abejo, galima visą tą dalyką padaryti su paprastu kaltu, bet su šitais įrengimais tai darosi žymiai greičiau. Šlifavimo diskas. Vienoje pusėje šimtinio P100 grubumo švitrinis popierius, kitoje 150. Ne taip dažnai naudojam, bet kartais labai prireikia šito įrenginio taipogi. Kokios termiškai apdorotos gobos lentos atidėtos plačios. Čia išeis tikrai prestižinės lentos iš šitų. Jeigu kam įdomu, kas čia yra intarpai tarp pjūklų, daugia pjūklėm. Kokį įdedi tarpą, tokį tau ir pjauna. Kaip sakiau, pastatas nepritaikytas gamybai. Ir mes kursuojam su ruošiniais aukštyn žemyn, pirmyn atgal. Čia įėjimas pas mane į namus. Iš gaminių patalpų be abejo yra įėjimas ir iš lauko. Užtat pradarai duris ir darbe. Pradarai duris ir namie.
Čia, apart to, kad patenka visi gaminiai užantspaudavimui, nualijavimui, dar yra lazerinio graviravimo arba kitaip pirografijos staklės. Darbinis stalas 1,30 m × 90 m, jisai kilnojasi su šituo įrenginiu. Mes užrašom viską, ką reikia užrašyti ant padėkliukų. Ant padėkliukų ant bet ko, pavyzdžiui, į sveikatą. Arba būna ir broko, o čia praktiškai visas brokas, per mažai frezavom arba per daug nušveitim ir jau tokie dalykai viskas brokuojasi. Be abejo, jie eis šildymo tikslams. Kiekvienas mūsų gaminukas yra štampuojamas mūsų logotipu. Kelmo ženklas. Kelmo ženklą dedam arba tokį didelį. Įrenginys. Aš visus savo kolegas medinukus ir apskritai visus meistrus agituoju. Žymėkit savo gaminius. Žymėkit savo kūrinius. Nes jeigu meistras nežymi savo gaminių, arba jam gėda už savo kokybę, arba jisai prekiauja ne savo gamybos darbais. Užtat mes žymim viską. Va yra smulkiems gaminiams, būtent mažiausiam šaukšteliam, va toks mažas antspaudukas. Ta, ką mes išvežam į Airiją, mes žymim mūsų bendru ženklu Unique Oak, bet ne vieno, dabar neturiu vieno pavyzdžio, bet ne vieno savo gaminuko mes nepaleidžiame nežymėto. Viskas būtinai turi būti pažymėta arba mūsų kelmo ženklu, arba, jeigu tai yra Airijos rinkai, Unique Oak. Dar kam mes naudojam šitos būtent stovus ir litoklius magnetukų pagaminimui. Magnetuko pagaminimas procesas yra toks. Išpjauni apvalų liepinį arba klevinį geriausiai. Aišku, gali būti ir kitoks medis. Ruošinį, įdedi po šito įrenginiu ir va yra klišės. Taipogi darytos mano paties. Yra trakai, yra mūsų vizitinės kortelės antspaudas ir daug visokių. Airijai, Dublino, Gauto, Ireland. Tam, kad medienos gaminiai geriau transportuotųsi, laikytųsi, mes kai kuriuos supakuojam į paprastą polietileno plėvelę. Va šitas yra aparatas, paskui su fenu pakaitinį, plėvelė susitraukia ir gaunasi. Ir va tokį rezultatą turim. Mes buvom vienu momentu, kai nusipirkom aparatą, mes pakavom visas lentas ir šitokias, bet žinot, ką pastebėjom, kad žmonės pradėjo žymiai mažiau pirkti, nes žmonėms reikia paglostyti. O beglostydami, bestumdydami, mažiausią dulkelę, jie subraižo, mūsų gaminiai labai gerai nušlifuoti ir nupoliruoti ir sako, va, žiūrėkit, čia brokas. O kad tų, sakykime, yra, kur netaip nušlifuoja gaminius, tai netaip ir matosi tas įbrėžimas menkiausias. Ir, kaip minėjau, kiekvienas gaminys yra su mūsų logotipu. Be šito nedarom. Kad ir dar nenualėjinti podeliai. Be kita ko, iš tų podelių galima bus gerti kavą. Aš kavą iš tokio podelio geriu. Mūsų teleidoskopai, projektas, kuris karts nuo karto pagaminam va šitų teleidoskopų kokį 100 vienetų. Ir paskui ir vėl užstringa pusmečiui ir metams. Neužbaigtas dalykas stalviršis. Turim siuvimo mašinos kojas labai gražias. Ir vat toks užlietas su derva. Čia jokios paslapties nėra, tai yra poliesterio derva, poliesterinė derva. Ir mes ją naudojam. Šitoje vietoje mūsų gaminiai yra
aliejinami, tiksliau vaškuojami. Štai yra vaško ir maistinio aliejaus mišinys. Receptas paprastas, viena dalis bičių vaško, 3 dalis maistinio aliejaus. Mes naudojam saulėgrąžų aliejų. Man jisai labiausiai patinka, bet galima naudoti bet kokį aliejų. Tai va, čia yra gamybinė patalpa. Aišku, mūsų šuniukų gultų skalbimo mašina, indaplovė gamybinių, kur valgom pietus kartu su kolegom. Prie šito stalo mes savo inkrustuotus gaminius užbarstom. Sakykime, yra padėkliukas, jis gal bus skirtas Airijos lunch, gal bus lietuviškas į sveikatą. Užbarstom sėklytėm įvairiom. Jų yra daug ir visokių rūšių. Arba gintaro, kurio irgi turim prisikaupę, prisipirkę. Ir spalvoto, ir tamsesnio, ir šviesesnio. Beje, darom ir šviečiančius padėkliukus. Čia yra iliuminescenciniai milteliai. Parsisiunčiamės stambesnės granulės iš Anglijos, sumalam į smulkesnius ir va turim rezultatą, nes jeigu pirkti Lietuvoje, tai yra 5 ar 6 kartus viskas brangiau tas daiktas. Prisiruošę esam inkrustacijom ir varpų prisidžiovinę, ir dar turim ir gėlių. Lintera tai yra ta firma, iš kurios pirkom pirmasis stakles ir kuri iki šiol mūsų neužmiršta ir karts nuo karto per kalėdas, po kalėdų mūsų aplanko. Dar vieną turim tokį istorinį reliktą, šitas stalas. Prie šito stalo sukurti kūriniai, kuriuos praktiškai kiekvienas lietuvis turėjo savo rankose. O konkrečiai tai yra 100 ir 200 litų banknotai. Kadangi Rytis Valantinas yra mano žmonos brolis, o jisai sukūręs šitos pinigus. Ir būtent prie to stalo, kuris paskui tapo nereikalingas. Dar tiesa buvo sukurta 1000 litų banknotas, bet jisai, kaip žinom, nebuvo išleistas į apyvartą. Kai trūksta šilumos, pasišildom atskirų pečių, nes pastatas yra sovietinis, blokinis, gelžbetoninis ir juokauju, kai mes užkūrėm pečių, mūsų kaimas džiaugiasi, kadangi temperatūra kaime pakildavo 3 laipsniais. Bet kai pasikeitėm visus langus, jiem šiek tiek liūdniau, nes pakyla temperatūra tik tais 2 laipsniais. Va, čia galbūt pavasarį bus aplinkui priestatas 200 kvadratų. 238 berods ar 6, nepamenu. Ir kavos pertraukėlės čia būna. Šita patalpa skirta lentelių užliejimui poliesterinė derva. Poliesterinė arba epoksidinė dabar pradedama naudoti, nes atsirado ekologiška epoksidinė derva. Kaip kokiam gaminiui. Čia mūsų tos inkrustuotos lentos, darbinis variantas toks. Matot, kaip viskas atrodo. Čia jokios paslapties nėra. Mūsų inkrustuotos lentelės. Čia skirta Airijai. Gaut, slonč. Pusę savo gaminių mes išvežam į Airiją. Ir lygtais žadame ir daugiau jų išvežinėti. Inkrustacijom skirti dalykai. Poliarinė kerpė, mūsų jūros akmenukai. Parsivežam, kai važiuojam prie jūros, rankiojam. Tokių visokių prisvaistam dalykų, kai nusišlifuos, bus tikrai, turėtų būti labai neblogai atrodyti. Čia jau laukia šlifavimo poliravimo lentelės, bet kadangi buvo staklės sugedusios, tai jau prisikaupė. Ir pirmadienį mes pulsim jas tvarkyti, turėjome išsiųsti į Airiją jau antradienį, bet dėl staklių gedimo atsidės savaitę laiko. Štai ir pabuvojot ekskursijoje mano dirbtuvėse, mano pasididžiavime. Tai jūs matot ilgo
mano darbo rezultatą, tai ką aš sugebu, tai ką padariau, tai ką sukūriau. Aš to didžiuojuosi ir man visiškai negėda, kad aš naudoju daug šiuolaikinių gamybos priemonių. Jas naudoti irgi reikia sugebėti. Paduok tu beždžioniai kompiuterinės stakles, net riešutų nesugebės suskaldyti. O man šiuolaikinės gamybos priemonės tai tik tais priemonė įgyvendinti savo kūrybinės mintis ir pasiekti greitesnį ir kokybiškesnį rezultatą. Nes bet kurį darbą, bet kurį mano gaminį kūrinį, ką matėt, ar lentelę, ar druskinę, aš galiu pasiekti dirbdamas ir pačiom primityviausiam priemonėm. Aš dar iš tos kartos, kuris sugeba ir rankiniu pjūklu pjauti, ir rankiniu oblium, ir leistuvu, ir naudotis, sugebėčiau ir suklijuoti suobliavęs rankiniu oblium. Taip kad manau, kad svarbiausia išmanyti savo darbą, o gamybinės priemonės tai tik tais geras priedas prie gero darbo. Ačiū Jums už kantrybę ir kaip matote, tikras meistras neturi jokių paslapčių. Ir netgi, jeigu atvažiuosit į svečius, netgi aš parodysiu savo medienos termoapdirbimo kamerą. O kai pasidarysiu didesnį, tai viešai paskelbsiu. Taipogi jūs galite mano YouTube kanale pažiūrėti ir prieš 2 metus darytą ekskursiją po patalpas, galite pasižiūrėti, kas pasikeitė. Aš neturiu ko slėpti ir nesijaučiu esąs didelis gamybininkas ar fabrikantas. Aš tiesiog myliu savo darbą. Ačiū Jums. Iki.